Šis projektas veikia gaudamas dažnį ir garsumą, tai decibelus. Kuo didesni decibelai, tuo lemputės užsidega ryškiau, o nuo dažnio keičiasi jų spalva. Tarkim, kuo žemesnis dažnis, tuo jis yra tamsesnis spalvos, tai yra raudonas. Tarkim, jeigu ant stalo su pirštu, matome violetinės, kai kalbu raudonus ir violetinės. Jeigu paimsiu plasmasę ir padaužysiu į stalą, pamatysime daug šviesesnės spalvas, tai geltonas ir žalias turbūt. Pagrindė žalius. Taip pat naudojamas yra V829 mikrofonas, kuris gauna ir dažnį, ir garsumą, kuris yra pajungtas prie ESP32 valdiklio, kuris yra valdomas iš telefono. Dažniausiai turi būti prijungiamas Wi-Fi'us prie to pačio Wi-Fi'aus kaip ir telefonas, tačiau šiuo metu nustatęs, kad veiktų nuo mano mobiliųjų duomenų hotspot, kad būtų paprasčiau ir valdyti iš telefono. Telefone galiu nustatyti daug parametrų, tai spalvos, lempučių greitis, tarkim dabar nustačiau maksimumą, jos labai greitai nuo vidurio eina į šonus. Jeigu nustatysiu daug žemesnį, matome, jis juda daug lėčiau. Taip pat yra jautrumas, žinoma visokių kitokių parinkčių, kad tos lemputės kitaip judėtų. Taip pat jo rodo, galima nustatyti dažnio limitus, tai nuo kokio iki kokio dažnio veiks. Dar nebaigiau viso, mikrofonas pajungtas prie ESP valdiklio, o elektrą gauname tiesiog iš rozetės, programa jau yra instaliuota į valdiklį ir nebereikia daugiau jokio kompiuterio, kad jos veiktų tvarkingai. Tuomet lemputės naudojau LED stripą VS8219. Taip pat, kaip jau minėjau, galima pasirinkti skirtingų režimų spalvų. Tai, tarkim, dabar eina iš vidurio. Galiu nustatyti, kad būtų, tarkim, užsidega nuo garso, visiškai random. Tuomet yra dabar, kai kalbu, juda juosta. Tai jeigu tiesiog paliečiu stalą, eina po vieną. Taip pat dar neparodžiau, kaip veikia ryškumas. Kai kalbu, jos dega ryškiai, bet jeigu tiesiog labai švelniai paliesiu stalą, jos turėtų užsidegti ne taip ryškiai. Kaip matome, jos yra, dabar jau pradėjau kalbėti, tai jos vėl dega ryškiai. Tačiau, kaip matome, jos yra tikrai mažesnio ryškumo.